sakykime, vaikas sergantys, silpni vaikai, taip pas mumis yra. Ir skiepų galbūt kalendorius per didelis, per dažnas, per aktyvus kalendorius. Ir kada mes nesam pasiruošę motinystėje, pas mumis trūkumas vienokio ar kitokių mikroelementų, tuo labiau, kada mūsų kepenys, žarnynas, ypatingai žarnynas yra netvarkingas, nes vaikas gimdamas išeina per lytinius takus ir gauna tą, sakykime, visą paketą imuniniai sistemai. Kitas dalykas šiandien dar tokia yra mada, kad dar gimdyti nereikia, darykim cezarį. Viskas dėl vyrų, kad neišsitampytų. Ir ką mes šiandien dienai gaunam rezultate cezario pjūvio metu. Paėmė, viskas tvarkoj, ten yra gerai, bet cezario atėjęs vaikas į pasaulį, jis yra be galo jautrus ir, sakykime, tai neatsparus sunkumams, neatsparus nesėkmėms ir kada, sakykime, tas laikotarpis, kada yra pas mus pirma meilė, ten, sakykime, kažkokios kitos nesėkmės. Toks cezariu gimęs vaikas turi polinkį į savižudybę, savo kūno žalojimą ir į agresyvias tatuiruotes. Taip, toliau. Kai sako, viską žinom, bet viską suprantam. Taip, tai yra sudėstyta statistika, kada tiesiog, kai sako, galvom, kad mažas vaikas augantis, jam nereikia nei maisto papildų, viską turi gauti su maistu. Šiandien maistas bevertis. Mes antiek esam sugadinę savo dirvožemį, tas, kas pas mumis Lietuvoje yra, kad atstatyti dirvožemį lygi pilnos komplektacijos, koks turėtų mikro-makro elementų, būtiekis mums reikia mažiausiai 500 metų dirvožemio atstatymui. Ir kada mes tiesiog pražiūrim tą laikotarpį, kada yra nekreipiam dėmesio į vaikų mitybą ir tų maisto papildų davimą, tai vaikai 5-6 metų turi žarnyno problemas, tai ėjimas į cukrinį diabetą. Ir, sakykime, turbūt šitos žarnyno problemos prasideda nuo tada, kada mes išeinam iš darželių, kada darželiai ten yra puodukai, mes kakutį darom, bet kada mes išeinam į mokyklą, čia prasideda kitas ritmas. Taip, vaikui trūksta miego, nes trūksta mikroelementų. Ir mes žadinam vaiką, keliam, pašaukom iš lovos, taip, ir galbūt valgėm ar nevalgėm, ir ne visada ta mityba yra pas mus pilnavertį, pakišom ten kažkokių tai traškučių, sausų pusryčių ar kažkokią tai košę padarėm, paprastai vaikai tai tų pusryčių nevalgo, ir pasituštyti nepasituština, nes nespėja. Lygiai tas pats yra kartais ir su suaugusiais, nes nespėja ryte įsituštyti. Išeinam į mokyklą. Aš nežinau, kokia mokyklose ten yra tualetų tvarka, galbūt ne visada mes turim tualetinį popieriuką, galbūt diskomfortas ten, gal mergaitėm yra paprasčiau, berniukam yra sudėtingiau, nes yra mokykloje pasityčiojimai visi kiti dalykai, mes užsikenčiam. Po mokyklos vakare mes pareinam, vėl galbūt kažkoks tai būrelis ar kitas dalykas, mes užkenčiam. Ir mes tuštinamės į savaitę 2-3 kartus. Tai vaikai vidurių užkietėjimą turi. Ir mes tiesiog palaipsniui slopinam žarnyno peristaltiką. Kitas momentas vėl vaikų depresija. Ir tas, sakykime, nurašoma, nepastebima vaikų, kad jisai kažkokiai nesidomi išskyrus telefoną ar kompiuterį, kad nėra gyvenimo džiaugsmo. Depresija tai yra visos nemigos, visos nervų sistemos ligos, tai yra pradžia žarnynas. 15 metų hipertonija, tai tikrai yra daug, kad jau vaikai priversti vartoti cheminius vaistus, kraujo spaudimą mažinti, onkologija.
nuo ko atsiranda onkologija. Tai yra onkologija įsigimusių ląstelių didelis kiekis, tai yra grybai paskatina. O grybus mes auginam saldumynais, mes nuo mažens pratinam, tiesiog saldumynas turėtų būti šventė, tai nauji metai, galbūt kalėdos, vardadienis ar gimtadienis ir viskas, o visa kita turėtų būti sveikas maistas. Insultai. Taip, po skiepų dozės, kurie mes pasiėmėm, tie, kurie labai norėjo, tai eilėse stovėjo. Taip, čia yra labai didelį tikimybės insultam. Ir taip, kraujagyslių užsikimšimai 30 metų. Ir visom mamom, kurios, sakykime, taip atlaidžiai žiūri į vaikus ir, kaip pavyzdys, Alytus, ką aš pasiūliau pagalbą. Ir kada matosi, mes šiandien dienai taip antakiai paišom, lūpas pučiam, kitos kažkokius dalykus darom vien dėl to, kad mes būtume graži, bet į vaikų poreikį, į vaikus mes mažiausiai kreipiam dėmesio. Ir šiandien dienai iš tikrųjų mamos yra įžūlios ir sakykime, man tenka susidurti ir aš tikrai ateina ieškodamos problemų, bet tu kada pasakai, tai ne visada priima tavo tą informaciją, ką tu jai pasakei ir, sakykime, ir norisi tokiai mamai, būdama įžūliai, kad josios vaikas, kuris užaugs ir bus 20 metų, jei išdrįstų pasakyti, gana grubiai, dar įžūliau nei pati mama, aš buvau vaikas, o kur jūs žiūrėjot? Tiesiog ačiū už pasisakymą. Pačiai savo padėkoju. Dar nežinau, ar bus rezultatų pasidalinimas, ar nebus rezultatų pasidalinimas. Aš dar turiu kelias minutės. Kelias, gerai. Sakykime, nežinau, bus rezultatų pasidalinimas ar nebus rezultatų pasidalinimas. Aš tiesiog noriu pasidalyti skaidrėm, galbūt išdėstytom smulkiau tos, kurios praėjo per mūsų socialinį tinklą ir kur matėte išdėstytą nuotraukytės. Taip, jūs matėte išdėstytas nuotraukytės ir aš savo tiesiog pasidalysiu savo emociją. Aš praeitą savaitę buvau nuvažiavus Akmenėje, kur aš pradėjau savo darbą, savo paskyrimą aš gavau ir apsistojau pas žmogų, kurį pažįstu nuo 86 metų. Ir tiesiog aš parodžiau šitą nuotrauką, išėjo, sakykime, kalba apie SAK produktus, kad yra tokie geri produktai ir mūsų Lietuvos pakraščiams taip pat reikalinga gerą turėti produktą, nes mūsų centriniai miestai mes nesam pertekę, mes nesam informaciją turime minty pertekę, mes jau tie pakraščiai yra, jie tarsi trupučiuką nuskriausti ir šitie lyderiai mes mažiausiai juos kreipiam. Ir aš sakau, tai yra tokie geri produktai, viskas. Ir man neišmetau, sako, ar nors vienas žmogus pasveiko nuo tų tavo produktų, o tu čia dabar rekomenduoji ir čia tau ko reikia, jūs tik tai pinigus norite išvilioti visą kitą. Ir aš manau, kad tinklinė marketingė dirbantys žmonės ne vienas šitą išgirstat ir, kai sako, galbūt kažkam tai skaudu pasidaro. Aš noriu pasakyti, man visiškai neskaudu. Ir aš jau tinklinė marketingė dirbu nuo 98 metų, nuo 99 išėjau į taiką struktūrą, kur. Ir aš jai tiesiog paimu parodau, sakau, pasižiūrėk, kokia yra nuostabi nuotrauka. Tai yra mano rezultatas, mano pats pirmas klientas, kad aš atėjau į STA kompaniją ir aš jam pasiūliau pirmus produktus, nelabai dar apie juosius gerai žinodama, nes aš buvau pirmas mano nupirktas paketas, ką man tiesiog parekomendavo ir aš paėmiau, nupirkau, tai buvo juodgrūdės aliejus ir paskui nebeprisimenu kažkurie tai dar kiti produktai. A jinai man ir sako, Vida, tai visą šitą galima sumontuoti kompiuteriu ir čia galima daug viską padaryti.
Ir šiandien dieną aš tiesiog noriu, kad pereitume prie kitos sekančios nuotraukos. Ir, kai sako, čia mano specialiai buvo padarytos nuotraukos, tai yra, aš nemokėjau, tai yra vaikinukas, kuris atsiuntė šitas nuotraukas, jis dirbo Kanadoje, tai yra robotizuoja įmonės ir tai yra jo Viberį man atsiųsta nuotrauka. Taip, ir aš nemokėjau atsikelti iš telefono, aš paėmiau, nufotografavau. Sekančią nuotrauką praktikuodama aš jau tą išmokau. Tai yra data, kada buvo atsiųstos nuotraukos. Ir, kai sako, tikrai sumontuota, aš tą nesumontuosiu ir aš džiaugiuosi, kad šiandien dienai pakviestas žmogus, Aurika, yra šito žmogaus kaimynė. Aurika. Pažįsti galvą, kieno čia galva. Taip, ir tikrai sumontuoti nesumontuos, bet žmogus norėdamas va tau įkast, va įkast ir pažiūrės, kaip aš reaguoju. Aš labai taip ramiai, kai sako, geriu kavą rytinę ir visiškai užsidarau, aš negirdžiu, ką jinai ten šneka. Sekant nuotrauką, tai yra, aš čia buvau ir kolega iš Kėdainių važiavo, skrido papildyti komandą, aš įdėjau juodgrūdės aliejų ir šitą juodgrūdės maisto papildą ir įdėjau, nebeprisimenu dar kažkokius tai maisto papildus, tiesiog. Antra nuotrauka, kada jis tai man įsiuntė 29 dieną, kada yra išbėrė galvą, sakykime, nežinau kaip, bėrimas atsirado dangaus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra aš teisingam kelyje. Tai reiškia, kad aš pakėliau tos toksinus, kurie yra limfiniai sistemų, kurie yra inkstuose, kurie yra kepenyse. Nes kepenys toksinus išmeta per odą, išmeta į paviršių. Ir tiesiog apsidžiaugiau tuo rezultatu. Tai jis grįžo į Lietuvą, aš vėl jam išsiunčiau antrą partiją maisto papildų, tą, ką mes galėtume nuimti, nes mums šituo atveju reikalinga aktyviai toksinų šalinimą. Tuo labiau, kad spalio mėnesis, taip, kai dar mes galim dirbti su inkstais. Ir jis grįžo 28 dieną. Taip, jis grįžo 27 dieną, 28 dieną prieš naujus metus pas mane atėjo. Ir aš džiaugiuosi štai va, šitos vietos, kur buvo išplikę, iškritę plaukai, ataugo plaukai, aišku, ataugo jie balti plaukai. Ir, sakykime, tos akmenės moters buvo pasakyta, a kodėl jisai dabar veido jo nesimato. Ir va, šiandien tiesiog norėtųsi paklausti, kiek mes sugebam išvartalioti visą situaciją. Ir, kai sako, aš suprasčiau, veido nesimato, kad tie plaukai augtų ant veido. Ir mano pačios čia daryta nuotrauka man buvo aktuali, ne veidas, bet man buvo aktuali tos vietos, kur yra išplikę plaukai. Ir, sakykime, tokiam žmogui tu gali atiduoti dūšią. Tu gali sakyti, ką tu nori. Jis padėjęs bloką, jis negirdės. Už mane jaunesnė, gal 3-4 metais, cheminiai vaistai geriami stiprūs nuskausminamieji vaistai, receptiniai vaistai, kur yra įskiriami onkologija sergantiems ligonėms. Kai sako, bet vis viena noras įkas, noras prašyti. Ir va šitam atveju, kai sako, mes esam žmonės. Esam žmonės, bet yra žmonės, bet ne žmonės, žmonės. Ir, sakykime, čia vėl viskas priklauso, kiek pas mumis yra dieviškos dalies mūsų kūne, mūsų ląstelėse, mūsų DNS struktūrai, ir kiek pas mus yra reptilijos. Kada mes turim daug dieviškos dalies mūsų ir širdyje, ir sieloje, ir visur, mes šitokių minčių niekada nepakelsim. Bet kada mes turim daug reptilijos, taip, tada kaip gyvatė norisi pasikandžioti. Eina prie kitos nuotraukos, taip, ir čia vėl, sakykime, jau tada kiti metai, kadangi plaukai ataugo, mūsų tikslas buvo atgauti plaukų spalvą. Ir va štai aš džiaugiuosi, mes praktiškai per nepilnus metus, 2023, 8-25 mes štai va turim tokią fainą galvą. Aišku, dar čia yra pasilikę, dėsėm iškrito ir antakė, iškrito blakstienos, yra
ataugusios blakstienos, antakiai, pusė antakio ataugia, pusė antakio netaugia, dar toks margas. Ir čia dabar paskutinį nuotrauką, kada jis pas mane buvo atėjęs ir mano nufotografuota, kai sako, bet aš žinau, kad tu fotografuojasi. Aš nesikepu, bet aš atbėgiu pas tave pirmą, pasifotografuosim, pasižiūrėsim ir paskui, sakykime, aš jau eisiu, mane nukirs. Taip pat ataugia plaukai, aišku, praktiškai ataugia antakiai, kai kur trupučiuką yra dar baltų dėmių. Taip, einam toliau. Taip. Čia aš paėmiau iš interneto platybės, tom mamom, kurios taip pedantiškai rūpinasi Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamo aktyvių skiepų kalendorių. Aš noriu pasakyti, kad šita organizacija nėra tai, kad būtų mūsų sveikatą išsaugotų. Tai yra ta organizacija, kuri koreguoja, kuri prižiūri žmonijos populiaciją. Ir tikslas yra, sakykime vėl, kad kuo mes daugiau per skiepų sistemą turėtume mažiau produktyvę visuomenę. Ką aš turėjau minty? Tai yra, kada pas mumis silpna yra kepenų sistema, nes pastojom tam, kad palikuonis po savęs palikt. Ir kada silpnas vaiko kepenys, jis tiesiog nepernešė skiepų to kiekio ir tiesiog gavosi autizmas. Tai yra trūkumas imuniteto, trūkumas. Ir čia, sakykime, pasekmė yra skiepo, paskiepytas ir taip 24 valandų laikotarpį vaikui šoko tos didelės, sakykime, sualergizavo alergiją. Ir aš manau, kad po to po skiepų mama antram, trečiam skiepų tikrai vaiko neves. Ir tas laikas iki 7 metų iš vis turėtų būti, sakyčiau, vaikai neskiepinami, nes yra kai kurios ligos, kurios plinta, galbūt mama, kada gyvena visiškai kitokį gyvenimą, ne tai, kad, sakyčiau, tą šeimininį padorų gyvenimą. Kitas momentas, kai sako, mūsų sveikatą be galo daug įtakoja, tai yra harpai, taip? O štai kaip atrodo harpas. Taip, žmogus, štai žmogiukas, va tokio dydžio žmogiukas. Žmogiukas, va štai va, šičia stovi, tokio dydžio žmogiukas. Šitų harpų pagalba yra iššaukiami žemės drebėjimai, liūtys, netgi tai, kad užblokuojama, uždaroma informacijos priėmimas, žeminamas sąmonės lygmuo. Ir kuo žmogus turi žemesnį sąmonės lygmenį, tuo jis yra daugiau panašus į gyvulį, į primatą. Taip, kai yra, sako, aistra, seksas, o galbūt mes nieko negalvojame. Ir nebereikalo jau prieš eilę metų, kai sako, ateinam į tą laikmetį, kad bus badas, nebus maisto, mums reikia, iš mūsų tyčiojasi. Ir tyčiojasi lygi to lygio, kad, kai sako, jūs galėsit valgyti skiepus. Tai va, šitų prietaisų pagalba mes galim turėti ir potvinius, ir lietus, ir visas, sakykime, katastrofas, tokios, kokios gali būti netgi žemės drebėjimus iššaukti, tą, ką iššaukė ir įtarė Turkijoje pernai metais, kas buvo. Taip. Ir kitas labai, sakykime, šiandien dienai aktualus dalykas, tai yra mūsų skiepai, kuriuos mes savo noriu, kišę petį, ėjom į laisvę. Tai yra išardė mūsų DNR struktūrą ir įterptas genas, kuris, taip sakykime, trupučiuką modifikuoja iš vidaus kitokiais būti. Ir, sakykime, šitie žmonės vėl tai yra pikti, nepatenkinti, priešiški, agresyvūs.
ir tiesiog noras visiems palinkėti, kad išeidami iš čia išsineštumėt kažkokią tai gerą mintį, kad išeidami iš čia išsineštumėt kažkokią žinią, kuri mažiau ar daugiau paliečia jūsų šeimą, kad tą, ką girdėjot, kad galėtumėt vienaip ar kitaip savo vaikam, anūkam perteikti. Tai kaip ten bebūtų, viskas nuo mūsų pačių, mūsų sąmoningumo, mūsų veiksmų priklausys, kaip mes nugyvensim toliau. Ir nuo kiekvieno mūsų atskirai, nuo kiekvieno mūsų bendrai priklausys mūsų tautos, mūsų, sakykime, iš vis Lietuvos likimas ir išgyvenimas. Ačiū už dėmesį.